Sveiki, mėly XFM radio klausytojai. Švenčiame Jėzaus prisikėlimo savaitgalį ir džiaugiamės galėdami su jumis pasidalinti naujienomis iš mūsų vykdomų projektų. Projektas XTV prasmingam laikui. Mūsų komanda fiksuoja tikras istorijas ir liudijimus. Daug meilės ir muzikos buvo užfiksuota Arnoldo Jeloniausko jubiliejiniame 50-mečio koncerte Esu, kas esu. Dėkojame visiems, kurie buvo kartu, dalinosi džiaugsmu ir prisiminimais. Prisiminėme ir vieną iš įsimintiniausių krikščioniško jaunimo muzikos renginių Sielos 2011. Jaunimo ugnis, šlovinimas ir draugystė vėl atgijo mūsų archyvuose. Taip pat mūsų filmavimo komanda užfiksavo jaukias emocijas ir sukrečiančius liudijimus seminare Šeima ėjimas kartu. Tai buvo ypatingas laikas gilinti tarpusavio ryšius ir auginti šeimos stiprybę kartu. Vasario 27 kovo 2 dienomis dalyvavome Vilniaus knygų mugėje. Ten pristatėme Aistės ir Leonardo Šopos knygą Nekaltas. Tai atvira ir jautri istorija apie problemas, su kuriomis susiduria visi paaugliai ir jų tėvai, paliečianti svarbes gyvenimo bei tikėjimo temas. Taip pat išėjo pirmasis šiais metais krikščioniškos minties žurnalas Gyvieji šaltiniai, kurio turime jau 109 numerį. Šį pavasarį pirmąjį metų numerį pradedame su istorinė tema Drąsa mylėti. Taip pat ruošiamės spausdinti mūsų į lietuvių kalbą verčiamą žymaus autoriaus daktaro Henry Cloud knygą Why I Believe. Apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje km.lt. Tenais nuolat pildome savo lentynas naujais CD diskais, knygomis bei žurnalais. Ir labai kviečiu visus prenumeruoti mūsų žurnalą Vakaro žvaigždelė, nes taip palaikote mus, nes išgyvename tik iš fondų, aukų, jūsų prenumeratų. Tik prenumeratoriai gaus savo pašto dėžutėse žurnaliuką su kompaktinė plokštele. Na, o prekybos centruose pasirodys žurnalas be kompaktinės plokštelės. Tad labai kviečiu prenumeruoti, nes gaunate žurnaliuką ir pigiau, ir greičiau, ir su kompaktinė plokštele. Būsime labai dėkingi, jeigu mus ir toliau palaikysite, ir toliau skaitysite, klausysitės dainelių, pasakų ir visi kartu džiuginsime vaikus, bei juos ugdysime, kad augtų dorais, kūrybingais bei džiaugsmingais žmonėmis. Brangus mūsų draugai ir bičiuliai, mūsų ištikimieji rėmėjai, skaitytojai ir radijo laidų klausytojai. Noriu jums visiems tarti didelį nuoširdų ačiū visos mūsų komandos Gerosios dienos centro vardu. Taip pat noriu padėkoti jums už jūsų atsidavimą, pasišventimą ir visokeriopą palaikymą mūsų tarnystės vykdomų projektų. Viena gražiausių ir prasmingiausių pavasario švenčių proga noriu jūs visus iš visos širdies pasveikinti su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente. Būkit palaiminti jūs ir jūsų namiškiai.